Bet man atrodo, kad ten kažkas slepia lotę. Klausyk, gal esi pavytam? Svarbiausiai niekam nepasakyk, kur mes čia dirbam, nes mūsų ir apkaltins, kad techniką sudėti. Labai įdomu, kas ten yra viduje. Nenorėjau šis mokėti už elektrą. Atsijungsime! Sveiki visi, mes Senamiestė, šiandien pradedam naują objektą. Objektas, kuriam labai ilgai ruošiamės morališkai, nes jau vieną tokį mes esam padarę. Galit pasižiūrėti kažkur, va čia yra trumpas vaizdo klipas. Objektas Senamiesčio laiptinė, reikia nuimti visus laidus, kas kaip norėjo savo pravedė. Padaryti naujus įvadus į namus. Bus daug štrabavimo, daug gręžimo, daug daužimo. Tai va, dėl to ir ruošiamės morališkai. Tai dabar eisim į vidų ir pasižiūrėsim, kas ten bus. Draugai! Skelių gręžimas rozetėm ir jungiklėm tai yra neatsiejama elektros montavimo darbų procedūra. Kartais tai visai paprasta užduotis, jeigu kalba eina apie kokį nors dujų silikatą. Bet jeigu kalba eina apie silikato plytą arba monolitą, tai čia yra daug dalykų, kurie nulėmė laiką, per kurį jūs galėsite išgręžti skylę ir eiti prie įdomesnių darbų. Vienas iš tokių dalykų yra gręžimo karūna. Gera gręžimo karūna net ir su blogų įrankių gali išgręžti skyles daug greičiau, taip taupydama jūsų jėgas ir laiką. Mes jau esame išbandę naujas Noxer gamintojo karūnas, tai dviejų tipų karūnos – Premium ir Performance. Premium karūna tai truputį brangesnė ir skirta monolitui. Performance karūna yra pigesnė ir puikiai tinka silikatinių plytų sienams. Šitas karūnas ir SDS adapterius joms jūs jau galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Prekės yra siunčiamas visoje Lietuvoje, todėl karūną galite įsigyti net atokiausiame Lietuvos taške. Nuorodą į karūną būtinai paliksiu šito video aprašyme. Gręžkite skyles greičiau, kad daugiau laiko liktų svarbesniems darbams. Šitus visus laidus reikės panaikinti. Čia per vidurį darysim kažkur pusę metro pločio štrobą, per kurią eis visi maitinimo laidai. Aukštai 3. Aukštis. Įdomu. Aukštis kažkur 3 metrai, jeigu nedaugiau. Šitą viską irgi reikės panaikinti. Taip, čia padarysim štrobą ir tada kiekvienam aukštą reikės padaryti dar štrobą vieną iki kiekvieno būtų. Šitą pusę ir užvesti laidą. Į tą štrobas dar sumontuosim kažkokias panašias dėžes tokias ir jas sujungsim su 32 vamzdeliu tarp aukštų. Jinai bus skirta internetiniams kabeliams ir nuo tos dėžės irgi nuvesim iki kiekvieno būtų po vamzdelį, kad žmogus galėtų savo prasitraukti laidą. Arba domofoną, arba internetą. Nu, šitas aukštas pats gražiausias, pusiau sutvarkytas. Tai čia bus reikalų biškį mažiau, bet štrabavimo vis tiek bus. Šitą dėžę nuimsim. Čia tikriausiai kažkokia internetinė. Čia pastatysim 2 skaitliukų dėžės. Skaitliukų kol kas neišnešinėsim, čia jau kaip norės patys gyventojai. Na šitos dėžės tiesiogiai pajungsim laidus ir nuvesim jos iki būtų. Apie tai papasakosiu vėliau. Kitos laidus visus reikės ištrabuoti į sieną paslėpti
kai kurie galbūt, net negalbūt, o tikrai naikinsis. Kai kurie naikinsis, kai kurie pasislėps į sieną. Tas dėžės užmaitinsim iš šito pagrindinio skydo. Ir nuo tų dėžių vesam laidus jau į viršų. Štai toks objektėlis. Dabar laukiam medžiagų. Ir to jau pradedam šturbuoti. Tokį skydelį kažkokį turim. Kas iš jo pajungta, niekas nežino. Važiavo medžiagos, einam pasitikti. Dokumentalį. Darbai juda. Kol darbai juda, mes tuo metu pasižiūrėsim, ką mums atvežė iš parduotuvės. Čia porą skydų. Skydai skydliukams. Tai išpakuosim vieną, pasižiūrėsim kas viduj. Kabeliukas. Kabeliukas 3,5 ir 3,2,5. Taip. Apšvietimo skydai. Taip, čia bus apšvietimai, rozetėm. Aukštų. Ir čia pas mus paskirskime dėžutės. Jas įgilinsim. Ką su jom darysim, parodysiu vėliau. Pora alkūnių, darželiai, laikikliai. Puiku. Daugiau nieko nėra. Įdomu, kodėl mes nieko daugiau neatsakėm. Įdomu, ar jūs kažką girdėsit. Gal girdėsit. Čia pas mus kabeliukas 5 ant 2 ar ant 16. Šiaip užsakinėjom lygtais ant 16. Tokį minkštą kažkaip pirmą kartą matau. Ką mes čia turim? 6 vietų skydelis, 6 apskaito. Savaime aišku, automatų nėra. Tai teks užsakyti naujai automatus. Įėjimas kabelių yra pro apačią. Įdomu, ar yra pro viršų. Taip, pro viršų įėjimų nėra. Mums aišku geriau būtų pro viršų. Nieko nepadarysi, darysim pro apačią. Tos skydelius pakabinsim šičia. Šitą dėžę jau sakiau, kad nuimsim. Kas iš šitais vidais daryti, vadinasi sujungimas. Gal ar galima pavadinti saugiu sujungimu. Nu, eisi šiandien į sporto salę. Ištrubavo visas štrobas. Taip, apsišluojam. Pakabinam visus laidus, kurie bus. Kol kas laikinai taip kabės. Tas pats ar kitose aukštuose. Kryžių čia privarė. Apatinė linksmoji dalis padaryta. Viską ištrubavom. Pavalgiam truputį dulkių. Dabar galima bus pradėti vedžioti laidus. Laidus vedžiosim iš rūsio. Rūsyje pastatysim skydą su skaitliukais. Nu, čia padarėm praėjimą laidai. Šitą dėžį panaikinsim. Tai jos pakabinsim porą tokių dėžių. Jas dar reikės įstatyti automatus ir po to pernešim skaitliukus. Šitą visą grožį taip pat nuimsim.
Čia iš vis niekas nežino, kas čia per automatai. Liks vienintelis šitą įvadinę spintą, nes nelabai yra kur ją įdėti. Na ir aišku, va šitą liks, nes čia kultūrinis paveldas, nieko su ją daryti negalim. Buvo pas mus svečiuose telekomunikacijos meistrai, pjovė savo laidus, kurių jiem nereikia. Tai mes dabar šitos laidus panaikinsim, truputį viskas aiškėja. Tai dabar mes nuimsim šitos visus kabelius nereikalingus ir bandysim kabinti dėžes. Bet nežinau, galbūt dėžių iš pradžių nekabinsim, gal pradėmsim laidus į visus aukštus, tada pakabinsim dėžes. Darbo eigoje jau pasižiūrėsim, kaip mums bus patogiau. Kągi, dabar reikės nupirkti šitas perfojuostas, kad nuimti tos vamzdžius. O įsivaizduoti, jeigu čia pas kažką įbūtų užėjame šitie laidai ir mes kažką modemą nutraukėm šičia. Gal mums gausim vėliau. Ką, atsėsim per aukštus, pasižiūrėsim, ką čia darysim. Taip, šičia kažkurie vamzdžiai bus naikinami, mes juos kaip tik ką tik apačioj suradom. Aš tai jau šitą nereikės. O gal reikės? Kaip čia viskas sunku. Šitą vamzdžių nereikės. Taip, pasitikrinom, dar šitų dviejų būtų nežinom, kaip kabelį keisti. Tuose būtuose tai viskas kaip ir aišku. Taip, šitame aukšte, vat iš šitos dėžės eina į šitą būtą eina kabelis, tai mes kad jį pakeisti, maždaug tokiame lygiai, tam pas jos stovi skydelis. Pragręšim skylį ir užvesim savo naują kabelį 5.6. Šitam būtų yra va čia skaitliukas. tą skaitliuką reikės pernešti į apačią ir atvesti irgi naują laidą. Ir nežinom, kai atvažiuos šeimininkai būtų, pasižiūrėsim, kur nueina tas kabelis. Ir galbūt pavyks taip lygiai pragręžti ir ten pasijungti kažkur. Jeigu ne, tai reikės šitą kabelį čia nupjauti, pravesti iki šičia ir sumuvuoti su mūsų naujų kabelį. Šitoje vietoje pas mus yra tokia dėžutė sudegusi, čia laikinai prijungtas kažkoks kabelis. Iš tiesų, net neįsivaizduoju dabar, kas ten bus, bet spėju, kad tas kabelis nueina iki šito būto. Kuris? O šitas. Iki būtų nuvesti naujo kabelio, tai tikrai nepavyks, nes ten remontuotas būtas ir skydelė stovi už 10 metrų nuo laiptinės. Gal už 10 tai ne, bet už 3 metrų nuo laiptinės. Tai pasikeisti kabelį tai būtų labai sunku ir daug griovimo darbų, todėl mes prijungsim naujo kabelio prie esamo. Ir nežinau, arba padarysim kažkokią dėžutę, kad galima būtų prieiti prie sujungimo, arba nedarysim. Čia priklausys nuo to, koks ten bus kabelis. Na ir ką, paskutinis aukštas. Su šito būtų viskas aišku. Jie turi čia vat kabelį savo. Visai neblogas kabelis, dėžutė. Šitą dėžę išlupsim, sumuvosim kabelį ir ją užtaisys. Į šitą būtų kažkur šitoje vietoje pas jos stovi skaitliukas, tai mes pragręšim skylę, užvesim naują kabelį, o skaitliuką išnešim į apačią. Su šituo būtų nieko neaišku absoliučiai, nes šitas būtas turi įėjimą dar iš kitos pusės, dar viena laiptinė yra. Skaitliukas stovi iš tos pusės, bet kabelį iš tos pusės jokiai neateina. Ateina kabelis turbūt kaip šitas, bet čia irgi kabelis kažkoks caro laikų. Tai ką su šito būtų daryti, tai net neįsivaizduoju. Nu, žiūrėsim, tikriausiai paliksim kažkokią dėžutę, sujungsim su šito kabeliu. O kai bus laikas, pasikeis, kai žmonės remontuosis arba keis instaliaciją, tai galės prisijungti ir prie naujo kabelio. Užvyniuojant ąžuolinius duris, Aušrys labai prašė, labai pergyveno dėl savo durų, tai va, atklijavom su plėvelė.
darysim. Tai ką, apžvelgiam šiandien, ką mums padarė telekomunikacijos meistrai. Taip pat prasėjom per visus butus, maždaug primetėm, kaip ką pajunginėsim. Ir tiek, dabar važiuosim apmąstyti veiksmų planą, ką darysim toliau, kokia bus darbų eiga. Ir tiek. Viso gero. Beje, nepamirškite užprenumeruoti kanalą ir pastatykite laiką. Sveiki! Mes tęsiam darbus senamiestyje. Šiandien vesim jau laidus, jau paruoštas sienos. Kabelių vedimui. Vesim šitą kabelį, šitą būgną. Pastatysim ant šito atsiprašau tokius pavadinimus, bet atstovai patys tai pasakė, kad reikėjo pirkti brangesnį, bet čia nesvarbu. Sakė, kad šitas tiks sunkiems būgnams. Tai vat mes šiandien jį išbandysim ant sunkaus būgno, nes tiesą pasakius, ant kabelių 3 ant 2,5, ant 3,5 paprastų šitų 100 metrinių būgtų, jam reikia statyti kažkokį svorį, kad jisai niekur nešliauštų ir neapsiveždinėtų. Tai va šiandien pastatysim ant jo šitą būgną. Beje, šitas vinioklis atlaiko 300 kg, tai kad šitas būgnas turi tikrai nesulaužyti jo. Toliau viską išbandysim. Dabar atsigeriam kavos ir varom dirbti. Tai dabar, kad uždėti ant šito vinioklio kabelį, nuim šitą priedą, kuris skirtas kabeliams 3 ant 2,5 ir 3 ant 2,5. Viskas gerai. Ir dabar uždedam šitą. Nežinau, ką čia reikalinga, bet uždedam. Ir reikia užmesti dabar pataikyti ant jo būgną. Turim pataikyti. Būgnelį užmetėm. Tai dabar pasiimam galą. Ir rodo vynioti šitą pusę. Tai varom su juo. Ką galiu pasakyti? Tokį būgną vynioja, tai gal reikia paieškoti mums kur nors 1,5 km ant būgno. Bus neblogai. Dabar, kai pasiruošim traukti laidus, kišam laidą į šitą skylę. Ir faktiškai mums neužtenka dar 2 rankų, nes vienas turėtų padavinėti iš čia, o 2 kiti turėtų traukti per aukštus. Kadangi mes kažkodėl šiandien dviese, Stasy, kodėl mes dviese? Tai dabar kabelį prakišam į šitą aukštą, kadangi, kaip ir sakiau, mes dviese, tai apačioje paliksim didesnę atsargą. Vienas žmogus eis į viršų, antras iš apačios padavinės ir taip eisime iki 3 aukšto. Ačiū Dievui, aukštų tik tai 3, nors jie ir 3 metriniai, bet jų tik 3, tai per daug laipiot nereikės ir atsargos didelės irgi nereikės. Pravedėm pirmą kabelį, congratulations. Kabelis bus šičia kabės dėžė, tai reikia jį atmatuoti, kad būtų iki dėžės apačios. Čia kažkur ir truputį daugiau, nes kad liktų kabelio pajungimui. Tai dabar nupjaunam kabelį. Kad nepasimesti, kuris čia kabelis, pažymėjom jį viršuje, taip pat pažymėjom apačioje. Kabelis juodas, markerio balto neturim, naudosim izoliaciją. Ir dabar tokiu pačiu principu pravesim likusius 7 laidus. Va, pravedėm laidus. Davedėm iki kiekvieno buto. Čia taip jie sutalpinti į mūsų štrobą. Čia dar jie kol kas susimaišė su senais laidais, bet šitos laidus visus panaikinsim. Šitame aukšte jau pradėjom jūs tvirtinti. Va taip, ir šitame jau pritvirtinta. Tai dabar, kai visi laidai iki būtų numesti, mūsų veiksmų planas toksai. Pastatysim 2 skydus
į kiekvieną iš jų eis po 6 skaitliukus. Skydų maitinimą mes paimsim iš tos dėžės. Užmaitinus šitos skydus, mes tada po truputį perjunginėsim kiekvieną būtą. Vyks tai taip. Iš pradžių pajungiam kabelį, tada surandam būtą, kurį tas kabelis turėtų maitinti, atjungiam seną kabelį ir užvedam arba sumavojam su esamu kabeliu, kuris yra šalia. Nu va, šiandienai mums liko truputį apsitvarkyti pasavės, nes žmonės skundžiasi dėl dulkių. Mes tai visą dieną jais kvėpuojam, o jie savaitę, tai kad jiems sunkiau. O jūs kol kas prenumeruokite kanalą, statikite laikus ir viso gero. Sveiki visi. Mes tęsiam darbų senamiestyje. Jau viską praktiškai praštrabavom. Pravedėm laidus būtams. Pravedėm laidus domofonams. Tai va šiandien planuojam pakabinti spintą skaitliukų. Padarysim porą galinių. Prijungsim tas spintas ir tada jau pradėsim pernešinėti skaitliukus į tas skaitliukų spintas. Dabar kažkaip iš karto nepagalvojau, kad prireiks galinių, tai atvažiuoju į parduotuvę pasiimti. Nu va, atvažiavom medžiagų, tai pasiimsim savo medžiagas ir ramiai sau važiuosim dirbti. Atidarėm visas dėžės, va, suradom skaitliukus, bet vieną uždarytą. Taip uždaryta, neįmanoma atidaryti, bandėm su laužtuvu, neeina. Čia suradom, kad yra va, toksai šplintas atsikišantis į viršų, tai matyti yra toksai pat į apačią. Ir jisai arba nukrito, arba ką, tai va, reikia dabar čia propjauti. Bet man atrodo, kad ten kažkas slepia lodė. Nu va, kažką propjojom, bandom atidaryti dabar. Vis dar neeina. Blemba, man atrodo, ten kažkas rimto paslėpta. Labai įdomu, dabar jau pasidarė. Labai įdomu, kas ten yra viduje. Blemba. Gal ten kokio aukso surasim, mesim šitą objektą, važiuosim poilsiauti. Įdomu, jeigu ten bus auksas, reikės dalintis su valstybė. Atsidarė. Kas viduj? Skaitliukas. Skaitliukui štai tokią spyną. Rimtai? Kas čia parašyta? Ne вскрывать. Ne вскрывать? Ką čia reiškia? Čia reiškia, kad negalima atidarinėti. Gerai. Kas čia yra? Nu, spyna kažkokia sulaužyta. Poilsis Maldyvuose atšaukiamas. Ką mes čia turim skaitliuką. Nežinau, kam čia tokios spynos. Vos atidarėm. Nenori aušrys mokėti už elektrą. Atsijungsime! Biškį nukirpinėjom nereikalingus daiktus. Šitas reikia atjungti irgi. Klausyk, gal jisai pavytam? O kur jisai pasiėmė? Kaip jį atsekti? Pala, šitas klaidas. Aha. Va, jisai čia sujungtas. O, jaučiu, ant kaladės, normaliai. Ai, nu nors po to sujungimo, tai kaladė čia liuks. Aha, šitie laidai. Pegie atjungti. Kas čia vyksta? Čia kažkoks nulis, čia kažkas. Paimta apkrova, jeigu taip kibirkščioja. Spėjau, kažkas jau liko, bet baigtinės technikos. Svarbiausia, niekam nepasakyk, kur mes čia dirbam, nes mūsų ir apkaltins, kad technika suvyko.
Nu, žinokit, čia tai ne bairiai, ant šito kabelio, ant šito sujungimo, pajungtas gyvenamas būtas ir jame gyvena dabar žmonės, naudojasi elektrai, viskas pas juos veikia. Kol kas. Aišku, kad kol kas, bet ir su tokiais sujungimais žmonės gyvena. Mūsų skydas, tvirtinsim jį dabar prie šitos sienos su štai tokiu laikikliu. Laikiklyje kažkodėl 2 skylės, bet pas mus eis 6 kabeliai. 6 kabeliai. Tai spėju, kad reikės prapjauti šitą vietą. Va taip išpjauti. Ir tada mūsų 6 kabeliai praeis. Laikiklį šitą reikės pritvirtinti su šitais varžtais. Va taip jisai bus. Toksai pat kažkur ten valiuojasi. Bus iš apačios. Taip pritvirtinsim ir per šitas skylės prigręšim jį va taip prie sienos ir ant jo užkabinsim skydą. Šitos vietos iškart netvirtinsim, dabar pagal gulšiuką išstatysim ją skirtą vietą, išgręšim skylės, tada ją prisuksim prie dėžės, tokią pačią prisuksim iš apačios, pakabinsim šitoj vietoj ir tada ją pragręšim apačioj. Įdomus pastebėjimas, kad laikikliai pastatėm pagal gulšiuką, bet vizualiai jisai atrodo, kad stovi pakrypti. Reikės turbūt vėliau pamontuoti lubas. Ir tada jau žiūrėsim, ar mums apsimoka išvis lygiai kabint spintų. Bet aišku, apsimoka, visai reikia. Tvirtinsim skydą štai tokiais varžtais, 10-tukų. Ir ėmėm ilgesnius, kad nors kažką laikytųsi, nes šitos sienos tai tokios trapios. Štai pajunginėjom dabar jau įtampą. Aišku, dar įtampos nėra, dar reikia kitame skydį. Čia tik tai prijungiam, kad ten ilgai neužsibūt be elektros. Sužymim visus laidus pagal fazinius spalvas. Prijungiu, pamatuoju, būtinai žiūriu, kad neišlystų iš automatų pliki galai. Prisuku taip, kažkaip mes nepasiėmėm iš karto šūkų, šiandien nespėsim, kurią šiandien perjunginėsim, taip tiesiog padarysim laidinį rimičką. Taip, ant nulio ir žeminimo juos suporinsiu, nes realiai čia įžeminimo nėra, tai mes kaip vieną nulį prijungsim šitą laidą. Pasižiūrėsim, jo turėtų į šitą angelį tilpt, kad prisukti naudosiu tokį angelį su priveržimais kontaktais. Reikia paieškoti galvos, geriau gal ant 12. Taip, su šito daiktu pamatuoju. Iki tiek reikia nuimti izoliaciją. Okay. Ant šitų gyslų dar uždėsiu štai tokį termokembriką, kad ant pačio įvadinę laidą dar uždėjau pirštinę. Šaunu. Dabar užspausim, šitos galvos turės nulūžti. Šitos dalykus geriau daryti ne su galvutė, o ne su tokiu raktu. Bet kažkaip galvutės nepasiėmėm šiandien. Prisukom angelį, dabar uždėsim termokembriką. Šildysim jį biškį. Šildyti reikia tiek, kad truputį išlystų klijų. Šito kembriko užtektų turbūt ir tiek, bet kažkaip nepagailėjom. Dabar čia priveržiam ir tada reikės mums galbūt paduoti maitinimą į šitą ir į šitą automatą. Galėtumėm šiandien įjungti 2 būtus, kuris vienas nuo vakar dienos 8 vakarą. O čia iš vis. Okay, all right. And when will the electricity be on? I think when you going back, it will be okay. Okay, then thank you. Tai situacija tokia gavosi pas mus, kad vakar
mane pakvietė, paskambino pirmininkas, sako, paskambino, reiškia, gyventojas ir sako, kad pas jį nėra elektros. Elektros pas jį nebuvo, nes ten truputį nudegė nulis ir atitinkamai net buvo įtampos namuose. Aš atvažiavau, sujungiau nulius ir aš važiavau namo. Atvažiuoju šiandien ir kita gyventoja sako, pas mane vakar kažkur 8 valandą, maždaug tuo pačiu laiku, kada aš buvau, dingo elektra ir va, jie sėdėjo visą naktį be elektros. Bairis tame, kad aš iki šiol neradau, kodėl pas jūs nėra įtampos. Todėl reikia perjungti, mes jau pernešėm jų skaitliuko šyčią. Dabar nuėsim ten, sujungsim laidą. Ir vat reikia šiandien šitą padaryti. Aš taip galvoju, kad Aušrys šiandien atvažiuos, pamatys šitas dėžės, pradės sakyti, kad jam vėl kažkas nepatinka, kad jis arba per aukštai, arba ne toj vietoj, kaip visada. O dar šiandien vieną bairį sužinojo. Čia vat šitas sujungimas, aš galvoju, kad jisai išvis net nenaudojamas. O jisai naudojamas. Jisai naudojamas vieno būto maitinimui, kurį aš vakar taisiau. Ir kito namo, kuris ten kažkur gal 50 metrų randasi nuo šito namo. Kito namo maitinimui. Tai vat jeigu mes šito būto kabelį tą panaikinsim, tą seną ten, tai su šito dar viskas ok. Bet ką daryti su to, kuris išeina į kitą pusę, į kitą namą, aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kaip jie gyvens. Spėju, kad turėsim mes čia dar papildomą darbą, reikės keisti visą kabelį iki vieno namo, nes, čia elektros, taip negalim. Prijungiam automatukus. Dabar reikia nuo šito automato, taip, šitas 19 būtų, tai nuo šito automato, nuo 20 paduoti fazę iki skaitliuko. Jau fazė išėjimo į būtą paduota. Taip, prijungiau, kažkur buvo. Toksai įdomus pastebėjimas irgi apie šitą sklypą. Mes čia turim 6 skaitliukus. Teoriškai ir praktiškai. Mes čia kartu su tais 6 skaitliukais turim turėti 6 žeminimus ir 6 nulius. 7 varžtai. Nežinau, reikės aišku mums porinti šitą visą dalyką, bet, nelabai supranta logiką. Šitos laidus, kadangi vienfazis įvadas, tai paliekam, nekerpam, mes galbūt kažkada ateity kažkas padarys trifazį ir galės tą trifazį savo prijungti. Bet negalės. Kodėl? Nes iki skydo mes nelabai galėsim tą kabelį nuvesti, todėl jį reikės muvuoti. O kadangi jį reikės muvuoti, tai reiškia kas, kad jisai pasislėps sieną, sumuvuotas, gražus, bet be 2 gyslių. Bet šį čia vis tiek jų nekerpam, paliekam. Kitliuką šitą paėmėm, dabar jį galima uždengti. Tai va mūsų maitinimo kabeliukas. Iš tiesų galima būtų jį sujungti taip, kad būtų galima ateity pajungti 3 fazes. Bet deja, mes to nepadarysim. Geriau mes padarysim vieną fazę su įžeminimu, negu 3, kurių gal nenaudos niekada be įžeminimo. Teisingai? Padarėm movą, ten viską pajungėm, dabar pats pagrindinis dalykas, darysim galinę movą ir prijunginėsim prie šitos grupės. Kodėl prie šitos kol kas nežinau, bet šitos grupės irgi vėlgi kažkas atsijunginės, nes šitie visi skaitliukai naikinsis ir persineš ten. Dabar reikia nuimti izoliaciją.
surandam kažkur šičia. Pas mus yra vienas paslėptas čia siuliukas. Siuliukas, tu kur? Slepiasi. O, yra. Darbas su kabelistais nenuėjo veltui, ne, Stasi? Dabar šitą vietą jaunam va taip. Kas žino, kam šitos plionkės kabeliuose, nesuprantu, trukdo jos visos. Nereikalingas dalykas, vis tiek nupjaunamas. Ai, bet ten toliau tai gal ir reikia. Nu, galų gale nedafilmavom mes jums video ir nedafilmavom kodėl. Tuo viską papasakosiu. Atjungėmės elektrą. Atbėgo prancūzas. Sako, negaliu dirbti. Po to atbėga dar kažkas. Sako, aš skaičiau. Atbėga trečias. Sako, blemba, ką jūs darot? Tulikė sėdėjau. Šviesa dinga, aš pagalvoju, akis sproga. Visi užpuolė. Mes čia greitai pajunginėjom. Įdomu tai, kad atjungiam laiptinę, savo laiptinę, kurioje dirbam. O žmonės atbėgo iš sekančio namo, kuris net niekur neparodyta, kad jisai prijungtas prie to kabelio. Tai va tokie reikalai. Prenumeruokit kanalą, statykit ten laikus, visą kitą. Ir iki sekančio epizodo žiūrėsim, kaip pavyks mums pabaigti šitą objektą. Elektros instaliacija nors ir sena, bet padaryta pagal visus reikalavimus ir dar truputį daugiau. Pagal reikalavimus kabelis turi būti apsaugotas iki 2 metrų. Kažkur iki čia. O pas mus yra metalinis vamzdis iki 2,5 metrų. Bl***. Čia elektra yra. Sovietskas Sojuzas viską padarė kaip reikia, pagal guostą. Metalinės apkabos, metaliniai vamzdžiai. Kaip jau... Metalinės apkabos, metaliniai vamzdžiai ir blogai besilaikantis tinkas. Apsauga nors ir gera, metalinė, bet vamzdysgi lūžo. Dabar kadre galit matyti, kaip korozija paveikė metalinį vamzdį per laikus. Va. Beje, kabeliui irgi chana. Į aukštį, žemyn, nulūžo. Ištraukiam. Paskutiniai elementai. Pajunginėjom paskutinius kabelius, kuriuos atradom. Šitas kabelis beje kažkoks čia varinis, minkštas kabelis. Eina į kito namo vieno būto maitinimas. Čia labai įdomu viskas.
Mes užbaiginėjom, va pernešėm visus skaitliukus. Šiandien sutvarkėm tą kabelį, kuris buvo va taip pajungtas. Van ten jisai pas mus randasi. Kabelį tą reikėjo sutvarkyti būtinai, nes 2 kartų dėl jo kalties buvo dingusi elektra. Antrą kartą vienas iš kaimynų, pas kurį iš sekančio namo, pas kurį taip pat dingo elektra kartu su šitos laiptinės elektra. Jisai pagalvojo, kad aš smulkus chuliganas ir važinėjo jam vakarais atjunginėti elektrą. Žadėjo mus nubaust policija ir dar kažkokiom instancijom. Tai susitarėm geruoju, sutvarkėm jam kabelį, dabar jau kontaktas geras, patikimas, jau nekibirkščios, nenudiginės. Aišku, ten iš kitos pusės lygiai toksai pat, kaip buvo, gal dar blogesnis. Bet ten jokie chuliganai nelandžioja, jo nejudina, tai kad kol kas tarnaus, jie ten jau planuojasi pasikeisti tau kabelį. Sėkmės jiem tai daryti. Tai mums liko pernešti čia 2 skaitliukus, bet jos reikės pernešti, nes ten komercinė patalpa, jie dienom dirba, tai kažkada atvažiuosim anksti ryte. Šiaip jau nuėmėm visą seną instaliaciją, liko porą vietų, bet mes ją tą datvarkysim. Laiptinė jau viskas paruošta, padaryta, viskas gražu. Pasiruošėm demontavimui šitų skydų, šito dar nepasiruošėm, čia dar yra įtampa, kur atjungti nežinom. Šitie 2 skydai paruošti demontavimui. Čia yra mūsų laikinoji mova. Kadangi atjungiama elektra, atsirado žmogus, pas kurį jinai dingo, tai laikinai sugalvojam prijungti prie to automato, kur yra įtampa. Tai va pajungiam, jau rytoj movosim. Čia pagabinsim plakatą, atsargiai įtampą, kad vaikščiantis žmonės netyčia nepaliestų, neprisiliestų. Savo dėžių maitinimą paėmėm iš šitos pagrindinės dėžės. Iš šitos pagrindinės dėžės taip pat maitinasi pusė senamiesčio. Anksčiau, sakė, buvo dar daugiau, nes buvom, kai darėm perjungimą, atjungiam kabelį. Elektra atsijungia ir greitimai esančiuose namuose, bet ne visuose būtuose, kas įdomu. Tai čia pasidarėm tokią galinį. Tai va, ant kabelio uždėjom pirštinę, net, man atrodo, biškį buvom pafilmavę apie tai. Ir prijungiam va mūsų kabeliuką. Sužymėjom geltonai, žaliai, raudonai. Ne dėl to, kad Lietuva, o dėl to, kad taip žymimos yra fazės. Dėžę po savo darbų dėžę būtinai užsidarom, kad niekas neišlystų, nes vat kiek jūs čia matot metalinių dalių, va šitos, kiekviena dalis yra po įtampą. Todėl šita spinta turi būtinai būti uždaryta. Čia išvedėm domofono laidą, kol kas tik UTP, dar bus maitinimo 3,5. Taip pat prie vieno ir prie kito balkono dar bus atvestos kameros, kurios filmuos šito namo įėjimo duris. Tai ką, šitas mūsų objektas pagaliau eina į pabaigą. Liko keli nedideli darbeliai. Tai kad jūs kol kas prenumeruokite mūsų kanalą, statykite laikus. Iki sekančio epizodo. Viso gero.